Sveiki, mėlyjei Devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad mes vėl kartu. Šiandien jūsų dėmesio laukia itališkas rukolos pesto padažas, kurį galima labai lengvai ir greitai pagaminti namų sąlygomis. Mes naudosime 240 g rukolos salotų, kurias užpilame šaltu vandeniu ir paliekame kelias valandas pastovėti, kad salotos lapeliai būtų sultingesni. Mums reikės 3-4 skiltelių česnako, 100 g parmezano sūrio, 80 g kedro ar kešijo riešutų, galima riešutus maišyti, 160 ml alyvuogių aliejaus, pusės arbatinio šaukštelio druskos, pusės citrinos ir pusės arbatinio šaukštelio cukraus. Pilną receptą, kaip visada, rasite video aprašyme. Su produktais ir jų kiekiais susipažinome, belieka viską sudėti į smulkintuvą. Vietoje rukolos galima naudoti šviežius špinatus ar baziliką. Girdėjau, kad kai kas naudoja petražoles ar kalendros lapus. Šis padažas puikus priedas prie įvairių patiekalų, tokių kaip vištiena, žuvis, daržovės ar makaronai. Juos skaninama ir pica. Man pesto patinka tuom, kad jo galima gaminti didesnį kiekį, nes nebūtina iš karto viso sunaudoti. Jį galima išskirstyti porcijomis ir užšaldyti šaldiklyje, kuris puikiausiai išsilaiko ir nepraranda jokių savo savybių. O reikalui esant perkelti į šaldytuvą, kol jis atsileis ir naudoti. Su šiuo padažu mūsų gaminami patiekalai gaus ne tik puikų skonį, bet ir aromatą. Paragaujame, kad nieko netrūktų. Skanu. Nors ką tik pagamintas padažas šiek tiek skystokas, pastovėjęs valandžiukę šaldytuve jis taps tirštas. Mes pesto mėgstame tepti tiesiog ant paskrudintos duonos, uždėti riekelę mocarelos ir pomidorų. Ir gausis skanus ir paprasti pusryčiai. Šiandien šį padažą panaudosime salotoms ir makaronams pagardinti, o likęs tiesiog keliaus į indelį ir į šaldiklį. Makaronai su pesto padažu jau greitai, lauks jūsų dėmesio Devijoje. Nepamirškite paspausti priminimo varpelio ir patikrinti prenumeratos, kad nepraleistumėte naujų video receptų. O šiandien mes tiesiog supjaustysime pomidorus, mozzarellą ir susmulkinsime baziliko lapelius itališkoms salotoms. Šiek tiek druskytės, pipiriukų pagal skonį ir skaniname bei gražiname pesto padažu. Matote, koks tirštas jis tapo po valandos poilsio šaldytuve. Greita, gražu ir skanu. Mėgaujamės. Dar daugiau vairių padažų tinkančių pagardinti mūsų gaminamus patiekalus jau laukia jūsų vertinimo Devijoje. Nuoroda, kaip visada, palikta jūsų patogumui video viršuje. Tiesiog spūstelėkite ir gaminsime kartu. Labai tikiuosi, kad pesto iš rukolos ir jums patiks. Belieka padėkoti, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū, kad suradote minutę laiko parašyti draugiškam komentarui ir nepamiršote įvertinti video recepto piršteliu. Puikaus artėjančio pavasario, geros nuotaikos ir skanių, lengvų, įdomių patiekalų. Iki.